Labas rytas. Darova, Laurinas šiandien iš ryto užsimanė pakalbėti. Ne, ką jau, skalam bairius. Mes esam Kaune. Dabar yra mūsų prieš paskutinė diena. Prieš paskutinį pusryčiai. Rytoj ryte mes jau kelyje Kaunas Vilnius suvalgysim paskutinę cepelinų porciją ir grįšim namo. Sprendėm lietuviškai, tradiciškai vainikuot mūsų kelionę. Jo, vakar vakarą prieš miegą kalbėjom daug įdomių dalykų apie tai, kas mums svarbu, kuo mes tikim, kuo mes netikim. Ką patyrėm šitoj kelionėj, ką išmokom. Jo, šiaip pakankamai daug pamokų. Dar šiandien irgi tą darysim. Ne, kadangi šiandien gerą dieną turim, dabar maždaug pusdienį skirsim Kauno aplinkeliam pasivaikščiot. Tada važiuosim į mūsų reikiamą kryptį ir tiesiog vakarą skirsim reflektuojant, ką mes išmokom, ką mes supratom, tiesiog, kad kuo daugiau naudos pasimti iš tos kelionės, kol visą tai yra šviežia mūsų galvose. Jo, bet iš tikrųjų tai, wow, nuotykių belenkiek. Pamokų labai daug. Tai išmiau. Jo, žiūri, fainai. Ir keista, kad laikas greit bėga. Nes atrodo, mes neseniai išvarėm. Dar prisimenu gerai pirmą dieną. O jau praėjo 2 mėnesiai. Tai kažkaip man atrodo, kad būtent tokiu būdu žmonėm praeina ir visas gyvenimas. O Dievas stebisi, kaip tas laikas greit praeina. Tai manęs reikia išnaudoti tą laiką ir daryti kažką, ką būtų verta prisiminti. Jeigu darysi ar nedarysi kažko verta prisiminti, vis tiek laikas praeis. Jo, o šitas geras, man štai žiūri patinka. Ar tu ką nors darysi, ar nedarysi, laikas vis tiek praeis. Absoliučiai visi veiksmai yra laikini. Tai jeigu tau vieną dieną bus sunku, kitą dieną bus lengva. Jeigu tau bus lengva, tau galbūt bus ilgai lengva. Ir negali žinoti. Tai va. Bet realiai tai priklauso nuo tavęs. Jo, tikrai taip. Tai va, chebra, tiek man kartų. Dar pasigirdėsim. Dar padarysim, manau, vieną kitą video. Bet šiaip mes jau beveik namie. Tai tiek. Viskas? Viskas. Skanaujame.